tai sveiki visi, susitinkam ir vėl Connecting Dots podcast'e. Šiandien su manimi yra Ignas Kozlauskas. Sveiki. Kaip formaliai, Jėzus Marija. Labą dieną. Igną pažįstu labai daug metų. Irgi Abuka. susipažinom nebe priežasties, vadinkim taip. Ir Gintarė Kapočiūtė. Labas. Tiek Ignas, tiek Gintarė yra... Dabar labai sunku man yra pasakyti gamtos sprendimais paremtos dizaino agentūros Bluma įkūrėjai, ar ne? Ar bendrai įkūrėjai? Bendrai kūrėjai. Tai jūs esate dviese ar dar yra? Dar yra trečia mergina, tai Gaudrė Znutaitė, mes kartu visi ir įkūrėm Blumą. Tiesa, jinai šiuo metu yra motinystės atostogose. Tai... Šiais laikais tos motinystės atostogos, žinai. Ja, bet jau neužilgo tikimės grįž, kelių mėnesių bėgi ir gal sekančiam podcast'ui 3 dalyvausim. Tai labai fainai. Kadangi mes iš tikrųjų labai, ką mes tengiamės apskritai su šito podcastu padaryti, tai kaip įmanomai daugiau kalbėti apskritai apie ESG temas, apie tą tiek, kokie mes draugiški vieni kitam, kokie mes draugiški sociumai, kokie mes draugiški aplinkai ar ne, žemėje, kurioje gyvenam. Tai visada labai norisi kviesti pašnekovus ir visiškai paprastai, labai paprastai žodžiais, neįvelkant į tuos visokius skambius terminus, suprantamai, tiesiog pasikalbėti, ką mes vis dėlto galim padaryti arba link ko mes einam, jo labiau, kad ir reguliavimai eina link to, kuo labiau kalbė apie reguliavimą, tuo sunkiau pasidaro viduje akmenys, bet tai, ką jūs darot, iš tikrųjų yra labai fainai ir labai smagu, kad tokios organizacijos apskritai auga, randasi ir skina prizus ir apdovanojimus. Tai bet galit jūs man taip truputėlį paprastai, paaiškinti, ką reiškia gamtos sprendimais paremta dizaino agentūra. Skamba tikrai wow, bet kas tai yra? Taip, tai gal pabandysiu, atrodo skamba rimtai, bet iš tikrųjų tai labai paprasta, nieko mandro, kaip sakant, tai iš tikrųjų stengiasi savo projektiniuose pasiūlymuose, bet kokius sprendžiant problemas, tiesiog atsiremti į gamtos procesus. Tai sakykim, kaip gamta, kaip medžiai, kaip įvairi augmenija, pavyzdžiui, sugeria lietų. Tai tarkime, mūsų miestuose yra problema, Kaune, Vilniui būna liūtys Liepos mėnesį, visą laiką tvinsta gatvės. Visų Lietuvos beveik miestų problema, nėra kažkokia unikali viena miestų. Tai iš dalies dėl to atsitinka, nes mūsų miestuose yra pilna kietųjų dangų. Tai asfalto, trinkelių, nes tiesiam kelius, statom namus, užsandarinam visą paviršių ir tas lietus tada yra nukreipiamas į tas, sakykime, tam tikrus vamzdžius, lietaus nuotekų sistemas. Kai didelis lietaus kiekis iškrenta, tada tas lietus, tie vamzdžiai užsikemša. Ir realiai miestuose ir atsiranda tie visokie potviniai. Tai ką mes propaguojam arba bent jau stengiamės padaryti, tai į tuos miestus atnešti gamtos elementų, kurie tą lietų ne tiesiog nukreiptų kažkur, bet sugertų, sulaikytų ir taip palengvintų miesto sistemoms, įvairius apkrovimus sumažintų ir tiesiog tą miestą padarytų atsparesnį, sakykime, pokyčiams. Ir tiesiog patogesnį gyvenimą. Tai čia tik vienas iš pavyzdžių. Jo, bet aš gal papildysiu dar Igną irgi šiek tiek, nes kaip Ignas ir sako, čia galbūt tokia tiesiog vienas iš tikslus realus pavyzdys, bet jeigu paprastai žodžiais kalbant, tai mes tiesiog siekiame bendradarbiauti su gamta, gal taip galima sakyti, kad nenorim gal kažkokiu būdu kenkti, tarkim, kaip ir Ignas pasakojo pavyzdį apie lietų, nenorim skatinti daugiau asfalto, nenorim skatinti daugiau tų nelaidžių dangų. Kaip galima padėti mūsų miestams, kad jie taptų atsparesni klimato kaitai, kad ten galbūt atsirastų daugiau įvairios gyvybės, įvairesnių rūšių gyvūnų ir taip pat būtų miestas patogus gyventi žmonėms. Tai čia daugiau iš tos galbūt pusės mes į tai žiūrime, kad tai nebūtinai yra apie kažkokią tai, mes nepradedame projekto nuo kažkokios tai formos, nuo kažkokio tai
kitokias galbūt idėjas. Mūsų tas pirminis taškas visą laiką yra, kaip mums padaryti, kad mes savo tą vat idėją kažkaip pagerintume situaciją. Ir tie projektai nebūtinai yra statomi, tai yra dalis mūsų projektų, kurie yra edukacija. Tai irgi su tuo taip ir susiję. Nu, bet gerai, dabar aš taip galvoju, tai jo, va šitoj vietoje aš tik tai tam, kad truputėlį dar ir paprovokuot. Tai tie, kas domis tais procesais, tai tas pats internetas, tai yra visiškai nukopijuota grybiena, ar ne? Jeigu taip žiūrėti kaip tas tinklas, ar ne, tai yra tikrai labai daug tų, vadinkim, gamtos procesų mes turime savo sprendimuose. Tai jūs labai konkrečiai mokotės, vadinkim, iš gamtos ir kaip būti kartu. Bet tada man, toksai, kaip verslininkui, labai logiškas klausimas kyla, logiškas. Tai o pas jūs yra gamtininkas komandai, kuris labai gerai išmano tos procesus, kaip jūs mokotės iš tos gamtos, ta prasme... Tai mes gal irgi, Ignai galėsiu papildyti, bet kaip mes apskritai susikūrėm, kaip Bluma, mūsų galbūt tas net ir principas yra vienas pagrindinių, yra bendradarbiauti su skirtingų sričių atstovais. Mes aš ir mūsų kolegė Gaudrė esam architektas, Ignas yra urbanistas. Mes nesame gamtininkai, bet Lietuvoje turime nuostabių gamtininkų ir nuostabių ekologų, tų labai svarbių žinių ir galbūt per savo tą veiklą mes bandome skatinti tą bendradarbiavimą su jais ir pasisemti jų žinias, nes dažnu atveju urbanistinėje aplinkoje jų balsas nėra girdimas. Tarp kitko, net mes šiaip esam Bluma, bet Bluma Collective iš tikrųjų pilnas mūsų pavadinimas. Tipo, lietuviškai čia versusi kolektyvas, bet čia toks gal su tradiciniais šokiais susiję labiau žodis, bet šiaip mūsų pavadinimas yra Bluma Collective, kas atspindi tą, kad mes stengiamės po truputį, kol kas nelabai dideliais greičiais, bet apjungti skirtingų specialybių ir įtraukti į tą savo projektus. Tai, kaip sakė, gamtininką, pavyzdžiui, iš Vilniaus universiteto profesorių, ten vienam projektui keliems iš tikrųjų įsitraukiam. Kitiems projektams reikia, pavyzdžiui, kokio nors duomenų analitiko, geografinių informacinių sistemų specialistų. Žiūrėkit, man tai iš tikrųjų visame šitame kontekste yra man labai smagu girdėti, kad randasi tokios organizacijos, kurios iš tikrųjų apie įsiklausimą, išgirdimą, bet kitaip tariant, mokymasi netgi būti kartu su gamta, jeigu taip galvojame, mes bet kuriuo atveju, mes čia esam svečias, ar ne? Ir realiai, ne mums ta žemė priklauso, jau jeigu taip galvot. Dar tada gal truputį pareflektuosiu, aš pirmą kartą, kai išgirdau Blumą, tai Bluma tai kas, tai yra žydėjimas, ar ne? O dabar dar kaip pridėjai Collective, tai man toksai kažkaip gaunasi kaip žydėjimo bendruomenė, vadinkim, tas, žinai, toks kaip gentis, kur, Štai reiktų mums užsirašyti, ne? Kaip sakau, tai bus įrašyti. Tai, žodžiu, tas žydėjimo bendruomenė, žydinti bendruomenė, kitaip tariant, ir siekiamybė ir yra, tas žydėti, žinai, toks, tai man kažkaip labai stipri iš toj vietoj žinutė. Šiaip verčiant paraidžiui, tai ten labai toks sudėtinis žodis yra Bluma, nes mes iš tikrųjų... Flower žydų kalboje. Jo, bet iš tikrųjų priėjom turbūt ne dėl to, kad turi jisai reikšmę, bet pirmiausia, tai achronimas turbūt buvo Biotope Landscape Urbanism Management Agency. Tai yra biotopų kraštovaizdžio urbanistikos. Kas yra biotopai? Tai tam tikri tokia išskirtinė ekologinė terpė turinčios miesto arba pasaulio, tiesiog vietos gamtinės, kurios turi tam tikrą, sakykime, savo išskirtinę florą ir fauną. Tai stengiasi jas kurti, taip skatindamas bioįvairovę, nes kiekvienai pasaulio vietoje jos yra skirtingos ir būtent, kai kalbam apie tą bioįvairovę ir kodėl jinai svarbi yra, tai į tai turi atsižvelgti kurdamas ir miestus, ir erdves, ir projektuodamas pastatus, nes kiekviena vieta yra gamtiškai išskirtinė ir tam, kad mes išgyventumėm, į tai turi atsižvelgti, nes ir gyvūnai, kurie tose biotopuose gyvena, jie tam tikras kuria paslaugas, ir augalai, kurie tai vietai skirti
irgi turi tam tikrą naudą. Bet žinot, kas yra pati didžiausias absurdas visoje šitoj situacijoje, kur mes šiandien dienai esam kaip visuomenė. Mes daugybę metų patys prisidirbom, vadinkim, ar ne, nusistekenom. Šiai dienai yra labai daug, jeigu tai paimtumėm tiek dėl gyvūnijos, tiek dėl augmenijos, be mūsų pagalbos ir įsikišimo, vadinkim, jau taip susireikšminom, kad dabar iš tikrųjų jau be mūsų pagalbos ir įsikišimo tiek tam tikros rūšys nyksta, ar ne, ir jau mes turim ten dirbti, kad jos atsirastų, ar ne, tiek augalai nyksta ir jau kiek krūva jų yra išnykusių. Bet mes patys tai padarėm, realiai. Ir dabar, jeigu žiūrėkit, taip žiūrint, ar ne, yra labai fainas, tarp kitko, tas filmas, jis irgi toksai edukacinis, esu tikra, kad jūs jį matė, Žemė tai mūsų namai yra ir lietuvių kalba išverstas, tai ten nuo apskritai Žemės atsiradimo, jeigu ne, tai galėsiu pasidalinti, mes tikrai, toks labai fainas. Gal pabaiga tokia, galima būtų padiskutuoti, pati pabaiga, nes jau ten prasideda toks let's go for it, žinai, bet vadinkim visas tas procesas ir tam tokiam suvokimui, tai labai tikrai fainai tenai viską rodo. Tai man ir jį žiūrint, nes aš kelis kartus esu žiūrėjus, kiekvieną kartą, ta tokia viduj toks, kaip slegia, net atrodo, kad, mes patys pridarėm, neigiam, čia mes atėjom karaliai, tada susireikšminom iki negalėjimo, ar ne, kitaip tariam, ir čia mes viską dabar kontroliuoti galim, ir paskui ateinam, ir tą darėm daug metų, visos civilizacijos, mes sėkmingai judėjom link Žemės sunaikinimo. Ir toliau tai darom, atsiranda viena kita ląstelė, taip įvardinkim ten tuos, kurie jau sako, čia jau truputį gerai, bet tų dar toliau darančių tikrai yra daug, ar ne, nes to suvokimo bendro, vadinkim, nėra. Bet jeigu žiūrėti iš reguliacijų, vadinkim, ten pusės, kad jau suprantam, kad ta pati net ir strategija iki 50 metų Europą nori tapti pirmuoju žemynu, ar ne, kuris jau tikrai... Klimatui neutraliu. Taip, klimatui visiškai neutralus. Ačiū už papildymą. Tai ir mes tą norim padaryti per labai trumpą laiką. Tarsi mes šitiek metų griovėm, o čia apskritai, ta prasme, tai yra realu, nes mes viską, vadinkim, jeigu taip žiūrint net iš žmogaus perspektyvos, paimkim ir tą pat, visus ten procesus, kaip žmogus mąsto, ar ne? Tai mes neigiam tam tikrus gamtos principus, mes neigiam, kaip gamtoj dauginasi ar vyksta procesai, kaip persiduoda informacija. Ten vienas kitas. Gamtininkai ten tokie, tai buvo čia bobučių pasako, nes aš pati tai dar atsimenu, kaip su trūklapiu, žinai, gydaisi ar ten kopūsto lapu. Bet realiai jaunesnės kartos, nebent, žinai, ten tėvai vis dar bobučių metodais ten gydo. Tai mes tiesiog mums labai reikėjo inovacijų, dabar tų pačių inovacijų reikia tam, kad mes paspartintume kažkokiu būdu tą gijimą. Grįžimą atgal. Taip, tai tas gijimas jisai turi vykti, bet vėlgi mums gal dar atsakant į tokius pamąstymus, tai mums turbūt sunku prognozuoti, ar tai pavyks, ar to nepavyks padaryti. Nes čia tiesiog kaip jausmas, kaip atrodo. Bet ką mes galim pasakyti iš savo perspektyvos, kaip architektai, kaip urbanistai, kad iki ten 2050, kitų metų, mes tikrai galime padaryti pokytį tose profesijose. Mes galime padaryti pokytį, kaip yra ugdomi jauni žmonės, kaip yra ugdomi studentai, kaip galime įdiegti tas žinias, kad padėtume jiems dirbti toj naujoje aplinkoje. Mes tai galim padaryti, mes galim pakeisti tą reguliacinę sistemą, prie jos prisidėti. Ir tas yra mūsų galioje, tas yra visų architektų, visų urbanistų galioje prisidėti, ypač ta edukacinė pusė, visuomenės edukavimas. Mes negalime atsakyti į klausimą, ar tai bus ar ne, kokie bus tie rodikliai, nes mes nesame mokslininkai, bet iš tos
kitos pusės, manau, kad tikrai galim prisidėti ir visi turėtų judėti tą linkme. Pirmiausia, dar reikia nusibrėžti, kas yra neutralus miestas. Va, ir apskritai tai neutrali čia- Europa, nes kalbėti apie tai, kas nėra, taip, kaip sakant, tiksliai apibrėžta, tai tu gali prisifantazuoti visko, bet jo, net nežinau, aš iš pradžių norėjau sakyti taip pesimistiškai, tai aišku, ne, kas ko gero yra tiesa ir neįmanoma to padaryti, bet bent jau turėti tą siekį, tai yra tikrai gerai, tik tai reikia tiksliai apsibrėžti, nes mes turėjom patirti ir bendrauti su Lietuvoje 2 miestais, kurie yra užsibrėžę iki 2030, kas yra už Kelių metų. 7 metų. Tai dar trumpesnis laikotarpis tapti neutraliais miestais. Ir jie nežino dar, kas tas yra neutralus miestas. Tai O vat kas tai yra? jie dabar nusibrėžinėja, mes galim, aišku, irgi pabandyti aptarti dabar. Ką ką jūsų akimis, kadangi jūs net ir galbūt žinot, kokius įrankius dabar galima naudoti, kokių tikrai nerealu, mes galim ten romantizuoti, bet tai šiai dienai vadinkim neįmanoma, bet kad judėti link to, tai kas tai būtų tas neutralus miestas? Mes, aišku, galim pradėti kalbėti nuo transporto, elektrifikacijos, atsinaujinančios energijos išteklių atsiradimo mieste, bet mes didžiąją savo darbo laiką praleidžiam iš tikrųjų ne su klimato neutralumo klausimu, bet prisitaikymu prie klimato kaitos. Ir tai yra turbūt, nežinau, vieni to skirtumo labiau supranta, kiti mažiau. Daugelis iš tikrųjų su ko kalbam, tai iš vis nejaučia to vadinkim skirtumą tarp climate change mitigation ir adaptation to climate change, nes tai yra šiek tiek skirtingos sritys. Tai apie mitigationą mes turbūt daugiau galėtumėm. Jo, mes tiesiog ta mūsų yra kryptis, su kuria ir dirbame ir būtent kaip susikūrė Bloom apskritai. Tai mes susikūrėm dėl to žaliosios infrastruktūros temos. Ir žalioji infrastruktūra yra vienas iš būdų, kaip miestams prisitaikyti prie klimato kaitos. Tai kas yra susijęs su mitigation, jau apskritai panaikinimu tuo, tai yra dar atskiras visiškai mokslas, atskiras skaičiavimai ir taip toliau. Susiję konkrečiai su CO2, ta prasme, kaip tu sumažinsi, ne, anglies. O prisitaikymas, tai vadinkim, dabar jeigu įplyšo kelnes, tai aš jas kažkaip siuvu pačiu draugiškiausiu aplinkai būdu, ar ne? Taip. Tai realiai tu turi galvoti, kaip tu pristaikysi prie jau esančio klimato kaitos įtakos, kaip keičiasi, kokios problemos atsiranda. Nes tai, kad tu mažinsi CO2, tai tau nepadės prisitaikyti prie liūčių, prie sausrų. Išgyventi dabar. Taip. Išgyventi. Tai yra tos 2 kryptis ir mes, sakykime, labiau judame, mūsų kaip kolektyvas, panaudojau, dirba su prisitaikymu. Taip. Ir tas iš tiesų yra labai įdomu, nes man atrodo, čia yra ta vieta, kur įvairius irgi architektai, urbanistai gali atnešti savo idėjas ir padaryti jas, kad jos žydėtų mūsų miestuose. Nes vienas yra iš būdų, kaip ir sakėm, ta žalioji infrastruktūra. Tai yra gatvių ir ten miestų žalinimas ir kūrimas sistemų, kurios sugertų natūraliu būdu tą vandenį. Bet čia jau yra, kaip pasakyčiau, yra patys jau sprendimai. Čia jau kas jau vėliau gali būti siūloma. Bet koks yra tas pirminis žingsnis, kad apskritai suprastume, kur yra tos problemos, mums reikės pamatyti. Tai vienas irgi iš mūsų projektų, kurį darėme su Vilniaus miesto savivaldybė, kūrėme tokią metodologiją miestui, kaip galima identifikuoti mieste zonas, kur tos žaliosios infrastruktūros yra didžiausias poreikis. Tai galime matyti tokį kaip ir raudonų zonų žemėlapį mieste. Ir vadinasi, ten nuo tų zonų mes turime pradėti, kad galėtume kalbėti apie tam tikrą balansą mieste. Pradėti nuo tų zonų, kurios yra skurdžiausias iš tos žaliosios infrastruktūros pusės. Bet žinai, Gintarė, šitoj vietoj toksai taip norėtųsi kažkaip juokauti, bet net nesijuokauja, nes tas tvarkymasis, kai mes žiūrim į grožį, ar ne, o ne į sveikatą. Tai kai žiūrime į miesto grožį, tai mes labai daug esam netekę miestuose žaliųjų plotų
lygiai taip pat kaip, nu, tam grožiui labai gražu apkirpti, nugenėti, išrauti, pasodinti ten ir taip toliau. Dėl grožio viskas okei, žinai, jeigu tu akiai. Bet jeigu kalbam apie sveikatą, kad pirmiausia sveikas, žinai, turi būti, tai apie miestą kalbant ir gamtą lygiai taip pačiai, tai kitą kartą yra, nu, netgi blogai genėti, žinai, ten, nu, ta prasme, yra tam tikri, vadinkim, tik momentai, iki kiek tu turi genėti, kad ta medžiai būtų sveika, nu, visa kita tai jau yra, nu, žinai, dėl grožio. Taip, taip. Tai va čia va yra ta truputį gal liūdnoji realybė, bet aš žinau, kad jūs dirbate ir su ta švietimo, vadinkim, puse, ar ne, ir abudu turbūt ir susitikot, ar net visi trys susitikot Kurk Lietuvai? Tai gal Kurk Lietuvai nėra konkrečiai susijęs su švietimo tema, Kurk Lietuvai yra tokia programa, galiu pareklamuoti, kas nors norės atlikti. Aha, po to praktiką. dar kitą reklamuosi, kur Anglijoje buvai. Gerai, pareklamuosim. Čia gal atsiras koks logo už mane. Gerai, tai Kurk Lietuvai. Kurk Lietuvai yra tokia programa, kuria rūpinasi daugiausiai Investuok Lietuvoje? Taip. Jo, Investuok Lietuvoje tą programą pasidarė yra tam, kad susigrąžintų lietuvius, kurie studijavo arba dirbo užsienyje. Kokia man garbė, aš sėdžiu su talentais. Nu, kaip pasakyti, daug labai žmonių Nenuvertinkit savęs, talentai dirba užsienyje ir studijuoja, bet tiesiog, čia ne talentai, bet labiau įgavę patirties kažkokiose įmonėse užsienyje, gerosios patirties. Ir ta programa sugrąžina juos ir metams tave kaip tokiam internshipui arba tiesiog trumpai darbo praktikai. Kontraktui. Pasodina kokioje nors viešoje įstaigoje, dažniausiai ministerijoje arba savivaldybėje karts nuo karto. Gerai, kad ne Lukiškės. Jo, aš irgi jau norėjau įsiterpti. Lukiškės dabar smagu būti Jo, pasodinta. bet tuo metu dar klausimas, kaip ten būtų buvę. Nes Gal nepasodina? Nepasodina, aš manau, kad nes tikslas apskritai pačios programos yra pritraukti žmonės su, kaip irgi nesako, su ta užsienio patirtimi, bet į viešąjį sektorių ir su tom įvairiom idėjom. Tikslas yra parodyti, kad apskritai, kad galima paimti tas idėjas, tai nebūtinai kažkokios užsienio idėjas, galbūt tai yra tokios, kurios tie žmonės patys sumasė, sugalvoja ir jas galima pabandyti pritaikyti būtent viešajame sektoriuje, kur tų idėjų tikrai trūksta. Ir įvairių kampų yra tų projektų. Yra tokios, kurios, pavyzdžiui, kaip mūsų, kuri buvo tokia, kaip vadinama, atneštinė žaliosios infrastruktūros idėja, bet yra kitos, kur, pavyzdžiui, pačios ministerijos siūlo kažkokią tai savo idėją ar tam projektą ir mums sako, reikia žmonių, kas galėtų padėti šitą dalyką įgyvendinti. Tai kaip laboratorija, netgi sakyčiau, kur nebūtinai turi pasitvirtinti, bet jeigu validuojasi, tai viešasis sektorius ima ir naudoja. Labai smagu, kad ta programa labai prisitaiko, nes kiekvienais metais naujas kvietimas būna ir keičiasi ta nauja karta visą laiką ir labai prisitaiko organizatoriai, tos programos vadovai prie šiuolaikinių problemų to meto. Pavyzdžiui, praeitais metais pagrindinė tema, daug atvykus netgi dalyvių buvo ukrainiečiai, kurie gyvena Lietuvoje. Tai irgi labai tokia paslanki, prisitaikanti ta programa. Kurie dirba su šiuolaikiniais šiandieniniais iššūkiais, gal taip galima nesakyti. Jo, bet Ignai, tarkim, kadangi čia, žinai, niekam nepaslaptis, kad mes pažįstame šiek tiek daugiau, negu šiandien susipažinom. Tai... A, ne? Ai, neprisimeni manęs? Aš galvoju, mums reikia suvaidinti, kad mes nepažįstame. Žinok, aš apie atvirumą kažkaip labai tada paprasčiau, kai nieko nevynioji. Žiūrėk, tai tu apskritai urbanistikoje, vadinkim, tai atsiradai dar Londone būdamas, ar ne? Iš pradžių tu mokeisi kiną. Tu visiškai nieko bendro su architektūra. Neturėjau nieko bendro. Jo, ir tada aš atsimenu, tu, kai jau važiavai studijuoti į Londoną, tada kaip tik lygiai grečiai dalyvavai toj verslininkų mainų programai, vadinkim, Erasmus for Young Entrepreneurs, ir patekai į tokią urbanistikos architektūros studiją. Taip. Ir tai tame... Realiai aš... Tik tai mano apskritai miestų susidomėjimo urbanistikos, to vadinkim, intereso pradžioje atsirado ta programa, tai irgi padėjo šiek tiek pakreipti tą mano ateitį urbanistikoje,
nes aš dariau praktiką kraštovaizdžio architektūros tokiai studijai. Wayward vadinasi, ir jie patys dirbo su kraštovaizdžio projektais, su vairių aikščių planavimu, projektų kūrimu ir bendruomenės traukimu. Tai čia dar viena tema, kurią mes nešamės kartu su savim, tai yra bendruomenės įtraukimas į visus miesto procesus, nes Lietuvoje tai yra viena irgi iš labai didelių problemų. Ir čia turbūt toks vienas iš šerdinių, netgi sakyčiau, dalykų, nes, kitaip sakant, dabar tu eik susitvarkyk kambarį, neįdomu, ne? Tai jeigu kambarį kaip asociaciją naudosim, kaip mes naudojamės ir viešomis visomis erdvėmis, tuo pačiu medžiu, žinai, ta pačia, kaip tose pasakose būdavo, matai, kad medis jau apaugęs obuoliais, tai jam palengvini, kad jam lengviau būtų, ar ne? Tai čia šitoj vietai, šitos mūsų, vadinkim, atsakomybės. Taip, bet aš gal dar papildyčiau, tai kad ne vien tik tai yra, kad eime susitvarkyti kambarį, aš manau, kad mes žiūrim iš kitos pusės, kad ypač kas yra su viešaisiais tais projektais, viešom erdvėm, kad miesto gyventojas yra klientas. Tai tu bet, kai darytum kokį nors interjerų dizaino projektą žmogui, tu kalbėtumėsi su juo, klausim, kokie jūsų poreikiai, kaip jūs naudosite šitą erdvę ir taip toliau. Tai taip pat yra ir su miesto erdvėmis. Mes turime kalbėti su žmonėmis, nes jie yra mūsų klientas. Ir kad galėtume sužinoti, kaip galime sukurti tą erdvę, kur yra skirta tiem klientam, tiem gyventojams. Man labai gražiai dabar šitą, tai labai atliepia tai, ką aš visada galvoju ir kai dirbam su startuoliais, tai pirmiausia mes savom, žinai, viskas fainai, kad tu galvoji, kad šito produkto reikia, ar ne, bet tu eik ir pasiklausk pas savo klientą, ar jam tikrai reikia. Ir ne kažkada, kai ten išdevelopinsi, kur jau ten perfect versija, bet jeigu kilo klausimas, tu nemanyk, kad taip yra ir kad tiks ir patiks. Eik pasiklausk, kai pasakys, kad taip, tai tada tik tokiu būdu tu gausi to kliento įsitraukimą. Tai labai surezonavo tą, ką tu pasakei. Tai tik bekalbant su bendruomenė ir iš tikrųjų išsioperavus tą jų tikrą poreikį, tik taip tu ir gali įtraukti, nes kitu atveju tada gaus, čia šefas liepia. Ir tokiu būdu projektai tampa turtingesniais gerokai. Taip. Nes vėlgi tada tu kuri pagal tą poreikį, o tai nėra tiesiog kažkokia tai idėja, kur tu esi ten architektas ar urbanistas sėdintis kažkam bokšte ir žiūrintis į tą viešą erdvę iš viršaus ir net nenusileidžiantis iš to savo bokšto. Tai esmė yra, kad tas dizainas patampa daug turtingesniu. Čia šitoje vietoje, žinai, gaunasi atliepiu ne savo poreikio, atliepiu visų, įsiklausau, išgirstu ir aš esu tas konektorius, vadinkim, kur surenka tą puzlę, kad būtų bendraja prasme visuomenė, bendruomenė išgirsta, ar ne? Tai toksai truputėlį ne iš viršaus į apačią, netgi iš apačios į viršų. Tam tikras facilitatorius gal irgi. Aha, jo, čia toks irgi visai gražiai skamba. Tai gerai, tai būtent, vadinkim, kadangi ir interesas buvo link urbanistikos, ar ne, ir tos viešos erdvės, vadinkim, jau susipažinimas iš labai arti, tada dalyvavimas Kurk Lietuvai ir What's Next, tai tada kas įvyko su tuo jūsų darbu, kurį nuveikėte Kurk Lietuvai? Gal, kadangi mes prieš tai kalbėjom, bet čia nesakėm, mes šiaip nebuvom pažįstami, nes ir Gintarė, ir Gaudrė, mes visi gyvenom Jungtinėj Karalystėje, bet nebuvom pažįstami. Ja. Mes net gyvenom tuose pačiuose miestuose. Universitetuose studijavom su Gintarė, bet Gaudrė 10 metų berods. Ir dabar jie vaidina, kad jiem labai bendruomenė, jie čia bendruomeniški, jiem čia viskas labai rūpi, jie tam pačiam univerė nežinojo vienas kito. Tai, ta prasme, tam universitete gal 200,000 studentų. Tai čia, pirmoji bendruomenė. Sudėtinga turbūt visus lietuvius išrinkti. Tikrai buvom bendruomenėse, bet ne tose pačiose. Tai mes vienas grybų, kitas uogų. Nepažinom vienas kitojo per visą tą laiką ir susipažinom tik tai grįžę į Lietuvą. Tai būtent dėl tos Kurk Lietuvai programos. Ir sutapo. Suvaibinom, kaip sako. Jo, labai įdomu, nes Gaudrė ne 10, berods jinai daugiau, gal net ir 15 metų Lietuvoje negyvenus. Ai, tu 10. Aš 10, o aš 5. Ignas 5. Geras, kas 5 metai.
Nu, tai ir Kurk Lietuvai, koks buvo jūsų projektas? Tai ten darėme 2 projektus. Tai iš tiesų pačios programos metu visi daro 2 projektus. Ir pirmą pusmetį tu darai galbūt su vienai žmonėm, o kitą pusmetį gali iš vis rinktis kitą komandą, kitą ministeriją ir kažką visą kito išbandyti. Bet mums tai patiko 3 dirbti tą pirmą pusmetį, kad mes taip nuobodžiai kažkaip gal iš dalies, bet ir galvojom, toliau pratęsim, nes atrodo tiek mes atidarėm tų vadinamų can of worms, visokių tų informacijos sužinojom ir tokių visokių problemų ir atrodo jau čia šiek tiek įsivažiavom. Iš butelių. Taip, atrodo šiek tiek įsivažiavom ir buvo jau gaila tiesiog paleistą temą ir kažko kito imtis. Tai nusprendėm toliau su tą temą dirbti ir antrą pusmetį tik šiek tiek ten dar kitaip pakreipėm. O ta tema buvo... Aha, bet aš galvoju, tai kas čia per tema? Ta tema buvo žaliosios infrastruktūros apskritai atnešimas į Lietuvą. Mes tai darėm aplinkos ministerijoje. Tai pradėjom tiesiog išsiaiškinti problematiką, kokia yra, kam to reikia, kodėl apskritai žaliosios infrastruktūros niekur nėra tokio žodžių termino Lietuvoje, nors ES jau senai apie tai kalba, visose bioįvairovės strategijose tai yra įtraukę. Tai pirmiausia padarėm tokią esamą analizę, kas Lietuvoje problemos, kokios problemos, tada darėme užsienio gerųjų praktikų analizę. Dar tik tais pertrauksiu trumpai, kad patikslinti, buvo žmonių, kurie tyrinėja tą žalią infrastruktūrą, buvo žmonių, kurie darė doktorantūros studijas apie žalią infrastruktūrą, ką mūsų galbūt projektas siekia padaryti daugiau atnešti tą terminą ir tą sampratą į viešąjį sektorių. Čia, man atrodo, yra svarbu paminėti, nes universitetinėme lygmenyje tikrai kažkokių tai temų, pokalbių ir taip toliau buvo. Taip. Tai to pirmo projekto mūsų toks kaip rezultatas tai buvo įrašymas žaliosios infrastruktūros į įstatyminę bazę, kuris vis dar besirutulioja. Tai čia berods praeitą mėnesį aplinkos apsaugos įstatymą naują redakciją patvirtino. Kas patvirtino? Seimas ar ne Seimas? Ne, dar man atrodo nėra patvirtinta pilnai, tik tais iš aplinkos ministerijos yra pasiūlytas formulavimas ir taip toliau. Ir dabar turės Seimas kažkaip nuspręsti. Rudens sesijos metu. Jo, labai netoli, kad atsiras ta mūsų žalios infrastruktūros frazė įstatyminiai bazėje po daugiau nei 2 metų. Jo. Nu va, ir čia man suprantat, bet šitoj vietoj vėl aš atsiduriu tam tikram prieštaravime, nes aš pati iš savęs tai esu visiškas praktikas. Ir tikrai dalyvauju ir moksle, vadinkim taip, ir čia šitoj vietoj nesu su to susipykus ir gan aktyvi dalyvė, bet vis tiek man visada yra labai svarbu, kad popierių, žinai, kas popierių viskas gerai ir tas popierinis darbas, jisai irgi iki tam tikros ribos jisai yra vertingas, bet realiai, ta prasme, man neužtenka, kad tas sprendimas yra popieriuje, aš noriu matyti, kad jisai yra realiai, kad yra kas pasiraitojo rankovės, paėmė ir padarė, žinai. Tai šita vieta man labai, ir kai aš klausau ten, kad buvo ten tyrimai, tas, 5-10, mano tada klausimas, kad čia irgi yra vėlgi viešasis sektorius, ar ne? Daug labai tam tikrų tų politinių sprendimų. Kiek tai iš tikrųjų Lietuvai reikalinga, vadinkim, tas tikras poreikis nepatenkintas arba, kur jau tikrai norim tai turėti, žinai, kiek iš tikro yra dėl to, kad iš tikro norim kaip įmanomai daugiau gamtos sprendimais gamta paremtus sprendimus dėktis, o kiek tai yra dėl to, kad ES reikalauja, dar vienas reglamentas reikalauja ir dėl to mums dabar jau reikia paskubėti, kad šitoj sesijoje būtų ten priimta, žinai, nes tada, ir aš čia taip jau truputį gal užsifilosofavau, bet net ir toj vietoj tada gaunasi, kad jūs didelėm akim tikintys, ar ne, sergantys, nes jūs iš tikrųjų esat tie romantikai, kurie, aš nesakau, kad nerealistai, bet kurie tikrai tiki, mato daug galimybių, gali pasiūlyti daug sprendimų ten ir taip toliau. Ir vis tada ten, dar biški šitą padarykit, dar biški šitą, dabar dar biški šitą, maždaug leidžiu, jums čia žaisti, žaiskito, paskui, dabar šitoj sesijoj, po to, kitoj sesijoj, po to dar kitoj sesijoj, ir po to tada, kada įgyvenint. Tai, čia jūs tokia labai
valstybinę misiją užsiėmėt, žinai. Jo, čia... Jo, bet galbūt aš sakyčiau, kad mes irgi šitą kažkaip diskutavom tarpusavėje, aš atsimenu, nes mes buvome labai ten pačios programos metu, net kur Lietuvai programos metu iššokę į ten tokius siūlymus, svarstymus Seime, kur ten buvo irgi siūlymai integruoti tą žaliosios infrastruktūros savoką į teritorijų planavimo įstatymą ir tada irgi mums buvo uždarytos durys ir mes vienu metu kažkaip, atsimenu, reflektavom apie tai, kad, sakom, nu kaip čia sudėtinga, čia ta savoka niekada neatsidurs tada įstatyme. Bet irgi mes kaip ką supratom iš to, nu, kad ir neturi būti paprasta pakeisti tą įstatymą. Tai yra esmė irgi turbūt viso to, kad tai turi tikrai vis tiek ir praeiti pro įvairius ir svarstymus, ir pro įvairias ir interesuotas šalis. Ir tam tikra edukacija turi atsitikti ir turi būti tam tikras virsmas, to net building industry, to viso industrijoje kažkoksai tai šnekos jau turi vykti irgi jau vidinės. Nes mes ką pastebim, žinoma, pastebim iš Europos komisijos, ateina reguliacijos ir taip toliau, bet matome, kad ir visuomenė jau yra keičiasi per tuos 2 metus, yra pokytis irgi. Galbūt jeigu tarkim, tiem žaliosios infrastruktūros savokos būtų priimtos prieš 2 metus, gal būtų daug daugiau pasipriešimo ir nebūtų tai iš vis priimta. O dabar yra įvykęs tam tikras irgi tiek ir versle, kas ir susiję irgi su nekilnojamu turtu vystytojais ir visuomenė yra tikrai tie 2 metai daug davė supratimo, suvokimo ir galbūt dabar tas priėmimas bus daug paprastesnis ir net elementariai suprantamas, kad to reikia. Tai tas laikas galbūt yra reikalingas tam irgi. Bet klausimas, ar tikrai čia būtinai tai turi būti apibrėžta įstatymu, žinai? Nes, turiu omeny, man įstatymo nereikia, kad aš, kai statysiuosi sekantį, kažkokį ten vienokį ar kitokį būstą. Čia geras klausimas. Tai va čia klausimas. Bet iš esmės įstatymo, mano požiūriu, reikia tam, kad tokie dalykai kaip teritorijų planavimas, statybos, jos yra paremtos dažniausiai ekonominė nauda. Ir ta ekonominė nauda dažniausiai nugali kitus interesus, kaip pavyzdžiui, aplinkosauginius, socialinius. Ir mes turim sudėti kažkokius saugiklius, ne? Turi būti minimalūs reikalavimai mūsų aplinkos kokybei, nes ne tas vienas statytojas ir jo gyventojai gyvens toj teritorijai, gyvens ir kiti, eis pro ją arba kažkokią efektą, kažkokią tiesiog pasekmes bus ir kitiem aplinkiniam. Tai tu turi sudėti bent minimalius aplinkos kokybės reikalavimus ir žalioji infrastruktūra yra viena iš jų. Tai jeigu tu neapibrėži, kas yra žalioji infrastruktūra, įstatymiškai tu negalėsi tada kelti reikalavimų tiem patiem vystytojam arba apskritai architektam, kurie projektuoja. Taip, ir gali atsirasti įvairios interpretacijos, kas tai yra. Ir galbūt kažkas sakys, kad mes nudažysime žaliai trinkeles ir čia bus žalioji infrastruktūra. Bet žiūrėkit, man, vėlgi, kaip praktikui ir žmogui, kuris kažkaip labiau nori daryti tai, ką nori, o ne tai, ką reikia, arba kitaip tariant, vėlgi, aš turiu tą tokį terminą, žinai, užnorinti. Tai dabar aš galvoju, pirmas dalykas, kad čia faktas, kad čia yra jau suvokimo, žinai, niuansai, kad skupus moka 2 kartus. Tai kitaip tariant, jeigu viską remiu tik ekonominę naudą, kur aš matau tikrai didelę spragą apskritai viešuosiuose pirkimuose, bet mes ne apie tai dabar, ar ne? Tai tik ekonominė nauda, tai faktas, kad ten Kinijoje pagamintas ten koks nors pats nedraugiškiausias aplinkai produktas, ten ar būtų puodelis ar šiaudelis ir dar išnaudojant vaikus, jisai faktas, kad yra ekonomiškai kaip naudingesnis, jo kaina yra žymiai pigesnė, ar ne? Ar šitoj vietoj gaunasi, apie tą, ką ir kalbėjom, kad tai aš pats suvokiu, kad aš dabar geriu nuodus. Šiuo atveju ne vaistą, ne kažkokias natūralias sultis, ką tik išspaustas, bet aš dabar geriu nuodus. Jeigu taip, ar ne? Apie santykį su gamta iliuziją dabar padarom. Tai vienas dalykas. Tai šitoj vietoj man iš principo labiau galbūt būtų tas, toksai, jeigu mes netgi aš kaip užsakovas, tas pats, nesvarbu, aš ten ar miesto meras, ar ten administracijos direktorius, ar galų gale visiškai kažkokios ten
valstybinės įstaigos, mokyklos, kas bebūtų, ar ne? Bet aš jaučiuosi atsakinga prieš gamtą. Aš suprantu, kad biudžetas yra toks ir ne kitoks, ar ne? Bet šitoj vietoj man galbūt būtų svarbu parodyti ir savo pasitvirtinti, kad tikrai buvo ilgalaikis poveikis. Aš vėlgi apie long term, nes short term tai tik small talkai, žinai. Tai apie ilgalaikį poveikį ir tada nereikia lopyti tų pačių kelnių daug kartų. Ir tada žiūriu, kurioj vietoj vis tik prioritetai arba kokiais etapais galima stebėti. Ir vis tiek čia gaunasi apie žmogų, ne apie įstatymą. O viskas, ką versime, tai tada, žinai, jau tikrai yra tie dalykai, kuriuos čia tikrai nenoriu politinį, žinai, turbūt ir jūs nelabai. Tai mes patys bandom būti kuo labiau praktikais ir tas, vadinkim, kur Lietuvai, jis tiesiog pati programa orientuota į, dažniausiai įstatyminius pokyčius, kur yra spragos. Ir sukurti pagrindą kažkokią, bet aš nepabaigiu iš tikrųjų pasakot. Vienas rezultatas buvo, vadinkime, įstatyminė pokytis. Bazė. Bet kiti projekto rezultatai tai buvo, mes iš tikrųjų keliavom po savivaldybės Lietuvos. Darėm turą po Lietuvą. Darėm turą po Lietuvos savivaldybių administracijas. Švietėm jų apie žalią infrastruktūrą, pasakojam, kaip galėtų būti, kokie yra tie galimi sprendimai. Dirbtuvės su jais darėm, o galutinis jau, sakykime, tas jau paskutinis mūsų didysis rezultatas, tai buvo toks žalumo indeksas. Įrankis. Įrankis. Internetinis. Ar kaip čia? Ne, jisai buvo excelinis. O buvo, kodėl sakat? Nes mes dar kaip ir žiūrim, kaip galima toliau tą įrankį vystyti. Tai startupas nusimato, supratau, dar vienas. Kažkokios galbūt idėjos. Tai jeigu nori, gali dar papasakoti šiek tiek. Jo, pats įrankis, tai ką mes irgi iš tos praktinės pusės kalbėjom, irgi nenorėjom savo projekte vien tik koncentruotis į tą teisinę bazę ir patys nesam teisininkai, tik tą teisę šiek tiek studijavom kaip architektai. Bet esmė, kokia buvo pačia to žalumo indekso kaip įrankio, tai kad jis pagalba yra savivaldybėms, kad jos galėtų kelti reikalavimus, kurios susiję būtent yra su tom žaliom erdvėm. Tai pats įrankis buvo skirtas sklypams, tai galbūt tai sklypas, kuris tenais yra skirtas, kur ten bus statoma mokykla arba bus statomi daugiabučiai. Ir pačiame įrankyje vystytojas arba kraštovaizdžio architektas arba architektas gali suvesti duomenis, kokie tie žalieji elementai bus tame sklype. Tai pavyzdžiui, kiek kvadratinių metrų bus ten vejos, kiek bus medžių, kiek iš tų medžių bus pietinėje pastato pusėje, kiek bus ten vėlgi kokių krūmų, ar tai bus žydinti pieva, ar ten bus dar kažkas. Ir yra tų elementų, dabar jau nebeatsiminsiu, gal kokie apie 50, tą visą informaciją suvedus ir taip pat nusistačius irgi vietos aplinkybės, vartotojas gali pamatyti, ar projektas, ar tas projektas surenka žalumo indekso reikalaujamą balą. Ir jeigu jisai nesurenka to reikalaujamo balo, jisai tada turi grįžti ir toliau tobulinti tą savo dizainą ir gerinti jį, kad būtų irgi ties sugeriamas ir vanduo, ir atsirastų kiti tie visi elementai. Ir tokiu būdu savivaldybė gali irgi pasitikrinti, ar tas projektas nebus vėl visas tiesiog, nežinau, trinkelių rojus tenais. Ir kaip jisai gali būti tas, kuris būtų tas vadinamas self-sufficient iš dalies. Aš šitoj vietoj girdžiu ir yra tik gerai, tai pats įrankis ir tada jau sekantis jūsų žingsnis ir buvo dėl to kurti savo verslą, vadinkim, kad galėtumėt padėti jų įgyvendinti realiai, ar ne? Ne, mes tą žalumo indeksą, man atrodo, matom kaip atskirą kūną, kuris yra tiesiog produktas. Jo, atskiras produktas, savyje fainas ir reikalingas. Ką mes darom su Bluma, tai yra tiesiog irgi mūsų kaip interesų toj sferoje įvairūs projektai, bet žalumo indeksas yra tiesiog kaip ir atskiras įrankis, kurį mes sukūrėme bendradarbiaudami su aplinkos ministerija ir dabar gal irgi turime planų, kaip mes jį galime paversti dar labiau patraukliu ir pritaikytų šiom dienom. Tai jisai toksai yra kaip atskiras, net nesakyčiau, kad jisai pastumėjo mus susiburti toliau po Kurk Lietuvai. O tai kas jūs pastumėjo?
va, norėjau sakyti, mus pastumėjo, gal tas tiesiog matymas. Nes nenorėjot išsiskirti, taip atradot vieni kitus. Gal dalis to, tikrai manau, kad faina buvo dirbti, bet kita dalis tai tiesiog matėm tą bendrą, kaip vyksta viskas Lietuvoje, va šitam sektoriui, architektūros statybų. Ir norėjusi, kadangi skauda visiems už tas problemas, kurios vyksta, tai norėjom tiesiog sukurti studiją agentūrą, kuri darytų įvairius dalykus, ne tik ten pastatus projektuoti arba erdves, bet kad užsimtų ir su bendruomenė, ir kažkokiu strateginiu planavimu, ir kad prisidėtų prie savivaldybių pokyčio. Tai mes taip visiškai, kas galbūt, nežinau, verslo terminais nėra tikslinga atsiverti pilnai visoms galimybėms, bet dabar per, nežinau, mūsų metus su pusė veiklos, kiek mes, gal 2 metai kaip veiklą vykdom. Mažiau gal tarkim. Jo, bet iš esmės turėjom projektų, kurie ten, vieni projektai buvo, kur su bendruomenė ten sodini kažkokius kraštovaizdžio objektus, kitas projektas buvo, kur darėm įvairiais duomenimis paremtą analizę, kur geriausia ir svarbiausia yra kurti žaliasis erdves, čia kur minėjo Gintarė, tai ten pavyzdžiui pasiėmus statistiką, kur yra daugiausia, tarkim, taršos, kur yra daugiausia jautrios populiacijos, ten, tokia kaip sistema apskaičiuoti, kur didžiausias poreikis yra žaliai infrastruktūrai. Tada kitas projektas buvo, kur vertinom savivaldybės pagal 60 kriterijų nuo atliekų žiediškumo, susiekimo, kraštovaizdžio, ten žiauriai daug kriterijų. Darėm savivaldybių aplinkosaugos vertinimą Lietuvos. Kitas projektas, kūrėm instaliaciją, kuri laimėjo Europoje apdovanojimą. Jo, kas buvo daugiau toks jau architektūrinis, kur braižėm, kūrėm koncepciją ir visą kitą. Bet ką... Praeitais metais konferenciją kraštovaizdžio Kaune organizavom. Kas irgi buvo naujas. Žodžiu, kas antras projektas yra visiškai kitoks. Ir man atrodo, tas, kad niekad tu nedarai tos pačios veiklos. Kartais, kad negali copy-pastinti. Kartais šiek tiek tave gali ir išvarginti ir tu šiek tiek jau gali atsibosti, nes tu kiekvieną kartą turi skilus įgyti tam naujus, bet žiauriai įdomu. Arba nebūtinai turi įgyti tuos skilsus, bet turi ir bendradarbiauti su skirtingais irgi žmonėm, nes, ką ir sakom, tarkim, konferencija, ten duomenimis paremtas ten žemėlapis ir taip toliau. Visur turėjom irgi žmonės, su kuriais dirbam. Turėjom Saulę, nuostabią irgi žmogų, kuri padėjo mums su GISu ir ten su konferencija buvo kiti žmonės, su edukaciniais. Turėjom tokią Emiliją, kuri irgi mums labai padėjo iš tos būtent mokytojų švietimo pusės, nes ten buvo irgi kitas projektas. Tai tas vėlgi, kas mūsų visas tas ir yra principas, kad mes negalim būti vieni, mes galim būti galbūt kažkokia varomoji jėga idėjos, bet mums labai labai svarbus yra tie kiti specialistai, mes be jų negalim. Nu gerai, o tai tas dabar projektas, jisai, žinai, va tokius projektus, visokias instaliacijas, tai aš netgi kaip laikau labai savireklaminiais netgi, ar ne? Nu, kitaip tariant, pasiunčiu žinutę apskritai, kad suvoktų apie ką aš, tam tikri va tokie išstojimai, įėjimai, tai čia jie vėlgi reikalauja, tada aš pademonstruoju daug savo kompetencijos, tuo pačiu, kas yra labai fainai, sukuriu vertę kažkokią visuomeniai ar ne bendruomeniai ir tuo pačiu, vat, nu, jūsų atveju tai pasirodo labai sėkmingas, nes kiek žinau, tuose warduose dalyvavo virš 2000 turbūt pareiškėjų, ar ne? 4,5 tūkstančio. 4,5 tūkstančio, tai net neteisingai atsimeniau šitą dalį. Ok, tai čia yra tikrai labai didelis skaičius ir čia yra iš Europos? Europos Sąjungos. Kas sužavėjo komisiją, ką jūs ten tokio unikalaus padarėt? Šiaip pati idėja tai yra instaliacija paviljonas prie Savičiaus gatvėje esančios Ramintos bažnyčios, turbūt daug kam Vilniaus senamiesty. Aha, taip. Vilniuje, jo. Ne? Taip, Vilniuje. Tai ten vidinėme kiemelyje tos bažnyčios, apsuptos iš tikrųjų nuo universiteto, ten ir gyvietinių gyventojų. Mes ten darė renginių. Taip, mes ten irgi esame su Simona buvę kartu, viduje ir lauke. Tai labai šiaip, pati vieta labai tokia išskirtinė, turi daug įvairių istorinių sluoksnių ir ten tą visą sovietinį periodą, kur daržovių sandėlis iš bažnyčios buvo padarytas ir pati bažnyčia įdomi ir labai įvairi pusė bendruomenė aplinkui. Ir ten yra tarp viso to, visam tam ansamblyje yra tokia kaip, sakykime, neprižiūrėtas kiemas.
su šiek tiek medžių, su krūmų, tai mes nusprendėm, kad ten būtų smagu padaryti kažkokią ramybės erdvę. Ir pasiūlėme tokį apvalios formos paviljoną. Taip, bet dar paminėsiu irgi, kad tai nebuvo irgi toksai iš oro atėjęs, sugalvojom tiesiog ir padarėm, bet irgi vyko tokios kaip ir menininkų dirbtuvės, tai būtent vietai šalia Ramintojos bažnyčios ir vyko konkursas, kur galima buvo siūlyti idėją, kas ten galėtų atsirasti. Nebūtinai toje vietoje buvo visas kompleksas, visame Augustinų tame kiemelyje buvo galima kažką tai siūlyti ir mūsų idėja čia jau buvo prieš metus, kažkur jinai būtent ta gamtos biblioteka tada ir laimėjo. Ir ji kažkaip tai šiek tiek iš dalies nugulė į stalčių, nes buvo neaišku, kas tenais toliau vyks su tuo įgyvendinimu, bet mes irgi labai degėm tą idėją, kad kažką reikėtų galbūt čia daryti, arba ieškoti gal vos ne kitos vietos. Bet kas yra gamtos biblioteka? Ja, tai papasakosim irgi. Skamba tai labai fainai. Bet esmė buvo tai, kad tiesiog mes turėjom tą idėją toliau vystyti ir tada atsirado, Ignas rado kaip tik tą paraiškos galimybę siūsti naujajam Europiniam Bauhausui ir mes ją išsiuntėm ir paskui gavom pakvietimą atvykti ir laimėjom. O gamtos biblioteka, tai kaip ir minėjau, yra paviljonas, jis nesukurtas dar, tik tai koncepcija, idėja. Bet iš esmės tas paviljonas sukuria erdvę ramybei ir tai vyksta, vadinkim, tokiais irgi gamtiškais ciklais. Tai tas paviljonas gan didelis, jisai surenka lietų nuo šalia esančių pastatų ir tada tą lietų tokiais kaip loveliais apsuka ratu ir perleidžia per kabančius augalų lysves. Ir tada grandinėmis nubėga į apačioje esančius irgi tokius kaip augalų lovelius. Tai ten visas tas paviljonas, vadinkim, tas lietus per tos augalus tekėdamas valosi ir yra sukaupiamas, kad būtų pernaudojamas vėliau kažkokiam paskirtim ar tos bažnyčios ar bendruomenėje aplinkui esant. Bet jeigu dar trumpai papildysiu, tai yra tiesiog modulinė struktūra, kuri gali būti lengvai sumontuojama ir išmontuojama. Ir kiekviena iš tų būtent padalų turi tokias kaip ir lysves, pakeltas lysves, jos yra pagaminamas iš rūdinto metalo. Ta medžiaga pasirinkta ne veltui, dėl to, kad pati Ramintojos bažnyčia, joje to tikro surūdėjusio metalo yra daug, dėl to, kad, kaip Ignas minėjo, ta bažnyčia turėjo kitą paskirtį, ten anksčiau buvo sovietiniais laikais, jį buvo paversta į daržovių sandėlį ir tos istorinės skaudžios liekanos yra matomos besivaikštant tiek lauke, tiek viduje. Ir mums tas buvo labai įdomu, ta medžiaga, ją kažkaip tai perteikti ir šiek tiek susijęti ją su tuo atgimimu, kad augalai galbūt yra tam tikras atgimimas, kurie būtų sodinami į tas modulinės rūdinto metalo lysves. Bet tai tada gaunasi, kad čia viskas yra pritaikyta grinai Ramintojo Augustinų kompleksui, ar ne? Ir tai negalėtų būti, pavyzdžiui, stovi ir Balbierišky gamtos biblioteka, ir Kaune gamtos biblioteka. Pati idėja, kaip tas vandens surinkimas, bendruomenės įtraukimas. Inžinerinė, vadinkim, dalis. Taip, ir bendruomenės įtraukimas, augalų sodinimas, žinoma, gali būti bet kur panaudojama. Tiesiog pats dizainas yra sukurtas šiai vietai. Mes su mielu noru tai darytume bet kur kitur irgi, kitose vietose, jeigu atsirastų tokie pasiūlymai, bet tam jau kurtume vėlgi tai vietai sukurtą kažkokį sprendimą. Inžinerinė dalis, arba kitaip tariant, anatomija, jinai lieka ta pati, o jau biokostiumas, o jau visa, vadinkim, rūbas, tada jau yra sukuriamas. Nesupratau, paskybėt jo. Bet jo. Žiūrėk, ne, realiai tai... Griaučiai, vadinkim, pati inžinerinė dalis ir konstruktyvas, jisai išlieka pagal tą pačią logiką, jo naujai, vadinkim, kaip ir nereiktų, bet jau tie dizaino elementai, dizaino sprendimai, jie būtų adaptuojami ir pritaikomi konkrečiai tai vietai. Ok, gerai, tai ką jums tas laimėjimas davė? Pripažinimą, amžiną šlovę. Ne, tai čia, aš jums galiu išrašyti irgi kokį nors pripažinimų.
Tai jo, apart to, kad iš tikrųjų... Nu, fainai būti įvertintų ir tokiam kontekste, tai čia, nu, Ir apskritai mums galbūt kaip mažai, jaunai kūdikėliai įmonė, tai yra irgi tas irgi studijai. Tas yra turbūt irgi labai svarbu. Mes būdami tam Briuselį susipažinom apskritai, nes tam buvo berods 60 iš viso atvažiavę įvairių projektų atstovų. Tai susipažinom tiesiog su žiauriai įdomiais žmonėm, kompanijom, su kuriuom tam kontaktais apsikeitam. Tai tas dalinis laimėjimas buvo, nes iš tikrųjų labai gerų projektų, būsimų gal partnerių kažkam net susitikom. Ir buvo faina labai toj terpėje pabūti, man kažkaip gal priminė ir universiteto laikus, kai tu esi tokiam visiškam idėjų sukūry. Aš nori grįžti į vaikystę. Taip. Na, mums gal daugiau tas universitetai turbūt labai irgi didelį pokytį ir poveikį padarė, bet jo, tas buvo labai, labai malonu pabūti tam visam sukūry ir pamatyti, kad va čia daro tokius tyrimus, šioje tyria tą ir tą ir tą. Kaip faina ir tiesiog tas įkvepia labai. Nu tai gerai, o tai dabar, pavyzdžiui... Tai ką dar gavot? Jo, ką dar gavot. Ne, aš esu tikrai iš tų, kuriai apskritai santykis sutinkam, nu geras mečas su žmogumi yra žymiai vertingesnis negu ten 1000 eurų prizas. Tai šitoj vietoje aš pati jaučiu labai labai didelę vertę, tai tai kai savot pabuvimas toje terpėje ir jeigu jūs jaučiat, kad tikrai labai vertinga aplinka jūs pamatė ir jūs turėjot galimybę apsikeisti ir dar pasismoltokinti, kas labai didelė tikimybė, kad nuvesi kažkur ateityje, ar ne? Tai vienareikšmiškai aš labai matau didelę, bet aš vis tiek esu labai susipergyvenus, kad aš jau galėsiu eiti į tą gamtos biblioteką pasėdėt. Tai dabar ko reikėtų, kad jinai gautų čia, ko čia reikia? Tai mes šiaip gavom ir finansinę paskatą, nežinau, ar čia reikia dabar įvardinti. Nu, šiaip įdomu, iš galima pasakyti. Tai tikrai pilnam įgyvendinimui neužtektina suma, bet mes kaip apdovanojimą gavom 15 000. O kiek reikia pinigų? Dabartiniam kainom reikia turbūt dvigubai daugiau. Nu gerai, o tai pavyzdžiui, dabar aš vėl atgyjo manie startuolimentų. Sorry for that. Gerai, tai dabar mano klausimas yra toks. Tai galbūt yra, vadinkim, vienas yra, kai tą patį daiktą perki, ar ne? Nu, ir tau kainuoja X pinigų, tai aš sakau, nu, tarkim, 10 eurų. Bet jeigu aš organizacijai, kuri man parduoda, sakau, žiūrėk, davai aš tau moku 5, o už kitus 5, nu, tu man atiduodi, vadinkim, savikainą, tu esi, nu, prisidėjęs prie šito projekto, ar ne? Tai man, tu čia kalbė apie tokį fundraisingą. Apie, net tam tikrą prasme galbūt net nebūtina fundraisinti finansinėmis injekcijomis, o didelėmis reikšmingomis nuolaidomis arba daiktais, ar ne? Jo. Už ten paminėjimą ant plytos ar lietvažiuožio ar ten. Čia aš visiškai suprantu, bet dar pirmiausia turbūt reiktų pasakyti, kad vadinkim, problema, ne problema, bet stabdis iš tikrųjų nėra turbūt finansinės galimybės, o ir jų apskritai suradimas, bet problema yra, kokiam dabar etape yra pati aplinka tos bibliotekos, tai yra konkrečiai bažnyčia. Tai yra Mintos bažnyčia, dabar prieš mėnesį buvo laimėtojas rekonstrukcijai išrinktas, tai Ramintos bažnyčia bus rekonstruojama, renovuojama, pritaikoma šiuolaikiniam poreikiam, nes ten dabar nėra šiuolaikinių poreikių patenkinantis pastatas. Tai tame, o ką tai reiškia, kad ta rekonstrukcija, nu, minimum iki 2026-2027 metų vyks statybos. Tai mes kieme padarysime instaliaciją, kur važinės statybų, bus pagrindinis privažiavimas statybų rangovams tiesiog. Tai bus didelis trukdis. Tai iš esmės pagrindinė problema dabar yra tiesiog kokiam etape yra ta teritorija. Jo, ir kada čia iš tiesų mūsų irgi tas kitas žingsnis yra kalbėjimasis irgi su pačio projekto Ramintojos autoriais, būsimais, ir suprasti, kada tai apskritai galėtų atsirasti, nes apskritai bet kokį projektą darant, tas kraštovaizdis yra visą laiką paskiau įvyksta po to, kai mes jau susitvarkom su pačiu pastatu. Nu, bet gerai, tarkim, jeigu atsirastų, kam yra įdomu, ar ten, ar kitą mieste, ar kažkam kompleksą, ar net galų gale privatus verslas, ne, jums tiesiog
jūs adaptuoti ir... Taip, tas visiškai įmanoma, ta prasme, Jo. tas mes su mielu noru, ta prasme, mums ir patiems būtų labai įdomu išbandyti tas idėjas ir kitam kontekste. Galbūt netgi sanatorijos kažkokios, ar ne, galėtų tokias turėti. Nu, aš va taip bandau... Nieko nepažįstu, kas gyventų kurortuose, tai... Bet reiktų... Jo, aš galvoju, gal su tais, kur nepažįsti, verta būtų. Gal reikėtų susipažinti? Šiaip aš galėsiu tave supažinti, žinai. Ne? Nu, puiku. Ir šiaip Na. netoli. Labai gerai, kad čia atėjom. Visai. Jo, galėsiu sukonektinti drąsiai su ne vienu žmogu. Ja, bet šiaip dabar ir iš tikrųjų spręsim, nes iš tikrųjų, kas dar padėjo su šitu visų New European Bauhaus, tai šiek tiek pradeda kauptis aplinkui, atsiranda žmonių, kurie pasako, sveiki, čia mes iš aplinkos ministerijos, arba iš kultūros ministerijos, arba iš dar kažkur sako, gal galim kažkaip visi čia pasiorganizuoti, jie nori, kad tas New European Bauhaus laimėjimas irgi kažkaip užkurtų kažką tai daugiau. Tokia lygtais pradėtų procesus, kad, nes iš tikrųjų mes būdami toj ceremonijai supratom, kad tiek yra daug galimybių, jeigu sekita Europos komisijos tokias programas kaip naujasis Europinis Bauhausas. Iniciatyvas tas įvairias, jo. Bet Lietuvoje nėra, kas turėtų pasiėmę šitą failą ir aktyviai judintų šitą temą. Tai gal tikimės dabar, kaip laimėjom, kad, kaip ten sakė, ambasadoriais tampam, tai irgi šiek tiek padėsim tam procesui judintis, nes tiesiog vien tas elementarus, finansinės galimybės įvykdyti tos sustainable, beautiful and inclusive projektus, pagal kurias atitinka tas. Ja, ir tos finansinės galimybės gali atsirasti, jeigu yra to supporto tiesiog, kas prisima tą temą ir kad yra tos idėjas ir taip toliau, nes mes irgi matėme įvairių pavyzdžių iš pavyzdžiui, Ispanijos ir kitų šalių, jų tų idėjų yra pilna tenais. Yra atsakingas žmogus, kuris constantly dirba, pastoviai dirba su šitų dalykų ir dėl to matosi, kad pas juos daug projektų, daug laimėtojų, daug apskritai kažkokių vyksta procesų, o Lietuvoje kol kas nelabai yra. Nu, mes dar pasikalbėsim, bet šiaip man atrodo, kad, pavyzdžiui, arba Gintarė, arba dar viena jūsų co-founderė galėtų lygiai taip pat važiuoti kažkokią organizaciją stiprią ne Lietuvoje per tą pačią programą Entrepreneurs Exchange, o tu jau galėtum hostinti čia Lietuvoje. Tai čia tikrai variantas ir jūs galėtumėt ir patys mokintis, bet ir tuo pačiu jau prisitraukti ir pagalbos. Jo, bet turbūt apie mus neįdomu čia niekam, tai dar apie kažką pašnekėti. Jo, nes susirinkom, tai šiaip pašnekėti apie tai, kaip aš šiąnakt miegojau, tai grinai. Bet žiūrėkit, man labai užkliuvo, kai tu sakėjai dėl integrative ten ir taip toliau, sustainable. Sustainable tai apskritai, žinai, čia ką man reiškia, ką tau reiškia. Jo, toksai, man taip visada norisi truputėlį, žinai, kitokių paprastesnių žodžių. Bet kai pasakėjai beauty, tai realiai, jeigu taip galvojant, žinai, tą, ką mes ir kalbėjom, kad labai daug yra, tada pirmiausia, prasideda ne nuo sustainable, bet prasideda nuo beauty ir tada einam, žinai, toliau. Pirmą išsidažėm, o tada žiūrim, skauda, tai einu pas daktarą. Nes natūrali gamta, jeigu šiaip žiūrint, ar ne, visiškai natūrali, nepaliesta gamta, jinai yra fantastiškai graži. Tarsi, jinai tiesiog jau ten yra taip beautiful, kad ten tikrai, ačiū, nebereikia žmogaus įsikišimo. Taip, teisingai. Ir čia, aš vis dar, kaip čia, man dar viduje yra tas toksai labai prieštaravimas, kad mes vis tiek, tam tikrus dalykus per daug kontroliuojam, ką mes tiesiog turėtumėm paleisti. Taip ir yra. Tai kaip jūs tą padėsit? Aš labai susirūpinu. Bet labai faina, kad per šitus pokalbius iškyla tas susirūpinimas. Tai tas labai įdomu. Bet čia dėl to mes... Iškyla. Nuolatos. Nes mums irgi tas ir buvo, kaip ir sakom, kai mes pradėjom tyrinėti ir tą temą, ir miestus, būtent žaliosios infrastruktūros kontekste, klimato kaitos kontekste, ir mums tas irgi labai iškilo ir toliau norėjom ir tai tęsti.
Bet kaip padėti, tai, nu, nežinau, man atrodo, mums yra, kaip ir Ignas minėjo, mūsų yra tos kelios kryptys, su kuo mes labai ir dirbam, ir edukacija, labai aš pasikartoju per šitą mūsų visą pokalbį, bet tas, man atrodo, irgi labai svarbu ir pradėjome mes tą edukaciją nuo savivaldybių lygmens, kur, kaip ir Ignas pasakojo, vykome ten, pasakojome, kas tai yra svarbu, kodėl, irgi buvo pasipriešinimo iš jų. Jo, aš gal netgi, žinai, kad taip dar paprašiau suvinioti, truputį pertraukiu, bet tas, žinai, kiekvienam iš mūsų, jeigu taip žiūrėti, žinai, egoistiškam individui, nu, truputį taip brutalokai sakau, bet, nu, pragmatiškai tiesiog, ar ne? Kas man iš to, kad aš dabar, nu, nevartosiu greitosios mados? Kas man iš to, kad va dabar čia apsisodinsiu tais medžiais? Kas man iš to? Tai va šitoj vietoj galbūt, nu, tas, kaip tu sakai, žinai, švietimas gal iš tikrųjų padėti žmogui atrasti, miestui, nu, kiekvienam iš mūsų, ar ne, atrasti, kur man vis dėlto, va, nu, naudingiau yra daryti taip. Net jeigu kalbam ir apie tą patį ekonominę naudą, nes ilgalaikėme laikotarpį, ypatingai, kai dabar jau labai daug yra ir apie investavimus, visokius ir taip toliau, tai irgi tam tikra forma, ar ne, yra, nes po to tau nereikės, nu, keisti plaučių, keisti... Taip, bet ir matom, kad ir kalbant iš tos finansinės pusės irgi, tarkim, aš neminėsiu dabar galbūt pavadinimų, bet jeigu pagalvotume apie vystomus nekilnojamojo turto projektus, dauguma iš jų turi kažkokį gamtinį elementą tuose pavadinimuose. Pavadinimuose. Jo, tenais... Visos terasas. Kažkas nors miško, kas nors, ežero, kokios nors pakrantės, aš jas dabar kuriu. Upės pajūrys ir ten, nu, ta prasme, atitikimas yra ne apie konkrečius objektus, jeigu atitinka. Jo, bet vadinasi, tai irgi jau pats verslas supranta, kad tie dalykai parduoda. Jo, bet čia ir yra esmė, kad parduoda, nu, ta prasme, tai mano klausimas yra, kas giliau, žinai. Taip. Greenwashinimo atsiranda kartu su tuo, bet ką aš čia norėjau pasakyti? Kaip atskirti, ar tai yra greenwashingas, ar tai yra tikra? Dabar ypatingai augmenijos miestuose temose tai yra sudėtinga, nes ir atnaujinant erdves dažnai yra sakoma apie augalų kiekį, ne? Pavyzdžiui, mes pasodinsim ten 1000 medžių, bet va čia, nežinau, 20 šitų 50 medžių. Jo, bet poveikis nuo 20 nuo tų, kur 20 ir poveikis va tų 1000. Jo, tai va apie tą ir esmė yra, kad mes stengiamės ir kiek įmanomas daugiau komunikuoti, kad vieno to 50-mečio storo medžio kamieno ir didelės lajos ekologinė vertė yra realiai kaip ten 300 tų eurų. Naujų medelių, jo. Jo, euro renovacijos metu lollipops, tų medukų, kurie arba nudžius, arba... Dar neaišku, ar jie prigės, čia dar pradėkim tą. Tai po truputį šitas Lietuvoje keičiasi, jau galima matyti ypatingai, bent jau Vilniui iš to bendro sukilimo ir jau besikeičiančios retorikos, pavyzdžiui, merų, kad šitas klausimas opėja ir aštrėja ir didėja baudos, nes iki šiol tai būdavo jos juokingos. Londone, jeigu tu iškirstų medį, tu ten 500 000 milijonais turėtum. Visą gyvenimą ir dirbtum tą medžiui padengti. Tai va, o čia tai būdavo, nežinau, 100 eurų ir... Nu, mes gal iš oro sakom tas sumas, kaip yra Lietuvoje, bet iš tiesų jos yra juokingos, būdavo juokingos. Žinome, kad Vilniuje padidina, kitose, man atrodo, kiekviena savivaldybė gali nusistatyti savo... Jo, bet šitoje vietoje aš tai sakyčiau, kad iš tikrųjų, kas yra labai fainai, tai labai fainai, nu, man pačiai, kad va, tas, ką kalbėjom apie klientą, ar ne, nu, jeigu žmogų prilyginam klientui, tai kuo toliau, tuo tas žodis jisai pradeda darytis garsesnis ir jau nebegali jo tiesiog imti ir ignoruoti. Ta prasme, tu jį tiesiog nori, nenori, turi pradėti išgirsti. Tai va šita vieta yra labai, nu va taip yra smagu ganėtinai ir dėl to jau, nu kaip čia, jau gaunasi tas iš apačios į viršų priversti šitoj vietoj. Čia irgi nėra pilnas paveikslas, nes patys žmonės Lietuvoje yra tokia įdomi situacija, nes šiaip
kaip ir ten ir apklausų metu, paklausus lietuvio, standartinio, tipinio lietuvio, ar tau rūpi gamta, jis sakys taip, man svarbu, bet kas yra su Lietuva, taip įdomiau, kad mes tiesiog išlepę esam tos gamtos, mes jos turim daug, mes galim nueiti iš Vilniaus į Kauno per keliasdešimt minučių. Bet tik ne kiek mes jos jau sunaikinę. Bet aš tą ir sakau, kad įdomu, nes atrodo lyg ir vertina tą gamtą, bet kaip paklausiu, ar jums jos reikia mieste, tai, ką žinau, nebūtina. Ir ką čia mes, neilgai miestą versi kaimu, kam čia tų žolynų visokių. Kalbant apie renovaciją irgi, pavyzdžiui, jeigu tu duotum žmonėm pasirinkti, ar jiems kieme stovėjimo aikštelę padaryti, ar kažkokį skverą parką, tai visi 90% sakys, kad stovėjimo aikštelę ištiesti, nes reik mašinas. Tas yra liūdna, iš tiesų, gal aišku, skirtingose rajonuose, skirtingose miestuose yra kitaip, bet tas visuomenės pasidalėjimas tikrai yra didelis, kas yra susiję būtent su tom aikštelėm automobilių stovėjimo. Gerai, bet tai o ką daryti? Ta prasme, realiai dabar galvoju, aš tai būčiau ta 10% ir man labai fainos ir iniciatyvos, kur tie visi šilainių sodai ten yra, ar ne, kur tie bendruomenių, kur tiesiog, man fainai, kai komunaliniai namai, jie turi savo bulvę, turi savo salotą, tai čia irgi yra dalis, vadinkim, tos urbanistikos, ar ne, numatyti tokias vietas ir skatinti jas įsirenginėti. Bet gerai, o tai ką daryti su tom parkavimo vietom tada? Tai integruoti žalią infrastruktūrą, paprastas atsakymas, kurį reiktų detalizuoti, tai ieškoti kažkokio tarpinio varianto, kur tu integruoji ir gamtą ir sukuri stovėjimo aikštelę, pavyzdžiui. Tai yra skirtingų būdų, tai gali būti pralaidžios dangos kartu su šalia stovėjimo aikštelio augančiais medžiais, kad tai nebūtų tiesiog plynė. Bulvės tam toj dangoje nepasisodinsiu vis tiek. Aš čia taip ironizuoju. Miestų sodus, ne, tarkim. Ne, bet tai, kad ir ten skveras, tai žinai, tas skveras, tai neatsisėsi, pleduko nepasitiesi ir neatsisėsi, žinai, ten knygos paskaityti. Bet tiesiog gal dar pirmiausia reikėtų irgi, kad tas būtų galbūt tam tikras ir skaičiavimas, kiek ten gyventojų gali tekti. Mes irgi esame buvę kitose savivaldybėse, kur jos yra nedidieji miestai ir kur bute gyvenantys žmonės turi po 3 mašinas, kurios stovi. Tai čia aš suprantu problematiką. Tai yra tam tikras kultūriniai irgi tie dalykai, kurie prie to prisideda. Aišku, yra problemos ir viešojo transporto, tai viskas irgi susideda į tą tokį ir platesnį. Bet jeigu toks galbūt greitesnis, jeigu nesigilinant į tą visą, tarkim, perorganizavimą ar gerinimą viešojo transporto ir viso kito, tos kultūros keitimo, ką Ignas pasakojo, galima tiesiog tą pačią lauko erdvę, vietoj to, kad jinai būtų tiesiog asfalto blynas, tai gali būti daugiau žalumos turinti erdvė. Tai kaip ir laidžios dangos, tos trinkelės gali sugerti, praleisti vandenį, atsirasti medžiai, kurie suteiktų tiem automobiliam pavėsį, kurie neprikaistų ir kur atsirastų vietos žmonėm atsisės ir taip toliau. Tai šiaip labai įdomu, bet čia, aš suprantu, kad tas visa urbanistika, tai čia yra toksai makro, į ką mes einam, o galėtume tik pačiai pabaigai dar pasidalinti, pavyzdžiui, ką jūs, kiekvienas savo elementarioj buity darot, nes viena, kai yra, siekiu, ten įkvėpinėju, miestam liepiu, tai pasakysiu, keistis ir taip toliau, ar ne, bet ką aš, pavyzdžiui, darau, savo elementarioj buity, kaip pavyzdys ten, tarkim, aš labai mėgstu, kai įdeda ten močiutės uogienių, ar ne, ir tokius gražius stiklainiukus. Tai tie stiklainiukai virsta mano stiklinėmis. Ir iš tikrųjų, ta prasme, šiai dienai pas mane namuose gal yra likę 3 stiklinės, kuriam yra 16 gal metų, visos kitos, visi kiti komplektukai pas mane jau yra grinai iš stiklainiukų ir yra be galo skanu gerti. Tai ta prasme, tokių visokių hekų, kur natūraliai man jie ateina, ar ne dėl to, kad, mačiau ten kažkas, man, tiesiog. Tai gavosi, kad sudužo vienintelė didelė mano taurė, iš kurios mėgdavau gerti sultis ir atsirado sprendimas ir nusprendžiau, kad aš noriu visos kolekcijos dabar. Tai ką jūs darot savo, tarkim, kasdienoje? Gal iš mano pusės yra toks daugiau, kad aš šiuo metu neturiu automobilio ir šiaip nesu jo niekad turėjusi. Turbūt turėsiu ateityje. Turi? Turiu, taip. Gerai, nes tada sakyčiau, lengva tau kalbėti. Bet kas man labai patinka, aš esu Lietuvoje, tai keliauti tarp miestų viešuoju transportu.
tai šiuo atveju traukiniais. Ir man yra labai faina nuvykti į Kauną traukiniu arba prie jūros, kas yra labai komfortabili kelionė iš tiesų. Ir vėsi tenais, būtent vasaros metu. Tai tas aš tikrai labai skatinčiau apskritai visus keliauti po Lietuvą traukiniais, galbūt tai irgi tas didesnis žmonių naudojimas jais paskatins irgi dar jų plėtimąsi tam tikrą, bet traukiniai, man atrodo, yra vienas iš tokių labai fainų dalykų, kaip galima keliauti Lietuvoje. Nu, tai savo noru esi tiesiog atsisakysi to ir jeigu ir turėsi, Dėl patogumo aš ne nesakyčiau. kasdienai, ar ne? Jo, net, nes mes vat irgi su draugu, jeigu ir keliaujame prie jūros, dažnu atveju renkamės, kad ir pernai, užpernai, renkamės traukinį dėl pačio patogumo, kad tau nereikia rūpintis, kur tą automobilį padėti, kur tenais jį pastatyti ir labai faina į Klaipėdą ten nuvykti ir paskui galbūt išsinuomoti tik tais automobilį nuvykimui į Palangą ar ten Nidą ir taip toliau. Tai galbūt vienas iš tų tokių mano dalykų. Ką tu, Ignat? Ignai, tavo dviratis? Aš su Ne, tai balionu va. skrendu, Su balionu. nes patogu. O kaip ten stamdu, jam viskas Jo, okei. aš irgi norėjau sakyti, jau neugis, jis sakys balioną. Jo, reiktų dar balionus pakeisti ir būtų dar man sąžinės. Ne, šiaip mano transporto Bet nebūtinai Ne, transportas, galbūt nu, aš kiti va dalykai. apie podelius papasakau. Šiaip, va, kasdienoje, tarkim. Nežinau, šiaip nepasakyčiau, kad darau kažką, net kadangi gyvenu Naujamiesčio centre, kur nėra vietos net įkišti rankas į žemę, tai niekur nesodini. Tarp kitko, jeigu toks asmeninis santykis buvo vat, irgi su šita tema žalumo, tai aš šiaip iš Birštono esu. Tai atsiprašau žiūrovų, kad apgavau jūs. Tai sakydamas, kad nieko nepažįstu iš kurorto. Aš jau dariau klausti ir apie mamos šiltnamį, žinai. Tai pajaučiau tiesiog į Vilnių atvažiavęs, kad Naujamiestį kai gyveni, tai tau iki artimiausios žalios normalios erdvės, kur jau parkas kažkoks, kur jau nėra, kad ten tiesiog skveriukas. Tai man, pavyzdžiui, reikia eiti pusvalandį su viršų. Tai tokiam kaip Birštone užaugęs, kur tau už 2 minučių yra pilnas miškas, tai pajauti tiesiog, nu, koks yra neteisybė. Ir tada vertę labai pajauti. Kokia gyvenimo kokybė yra prastesnė, nes aš pabūnu ilgiau Vilniui mėnesius, kelius mėnesį, tai aš tiesiog nujaučiu, kad psichiškai man veikia tas asfalto, betono. Čia gal geras pointas iš tikrųjų yra. Tai ne tai, kad čia įpratis, bet toks tiesiog gal trūkumas, kurį pajaučiu mieste, nežinau, Kaune gal čia kažkur būtų kokie savanorių. Nors tai irgi netoli gali galbūt. Ne, nu matai, Kaune yra daug parkų, tikrai labai daug parkų, vadinkim taip, ir jie labai gražiai tvarkosi, tai šitoj vietoj, nu, galbūt yra už ką pagirti, bet vis tiek, nu, ta prasme, tikrai yra dalykų, kurių... Ką aš kalbu labiau gal ne apie tai, koks ten, ar tas tavo parkas tvarkingas, kas irgi yra svarbu, bet kad tie parkai ir apskritai to žalumai būtų pasiskiršius po miestą, kiek įmanoma tolygiai. Kaune vat labai panašiai ir yra kiekvienas rajoniukas turi parką. Nu tai va, tai Kaunas tobulas miestas. Nu, žinai, su Birštonu nesilyginam, nes ten yra daug kur gyvenimo kokybė visai kitokia. Nu ką, gerai, kolektyvas, ačiū Jums labai, kad atėjot, buvo labai smagu. Iš tikrųjų, taip, aš jaučiuosi, kaip kai kurios dalykus tik paviršutiniškai galbūt palėtėm, bet kažkaip galvoju, kad dar bus tų kartų. Gal dar vėl po kokių metų pašnekėsim. Į daug, o kodėl po metų? Gal ilgai čia? Kažkaip labai norisi, va taip, nu, į vos ne kiekvieną sakinį pasijėmus dar truputėlį, nu, pasikapstyti jame. Tai va, tai ačiū labai. Ir... Ate?